Klausom. Sveiki, Labadiena. čia jums Martynas skambina. Taip, Norėjau pasiteirauti, čia į Maximos kažkokią tai įmonę, nepaskambinau. taip. Aha, malonu ir radau jūsų skelbimą. Kuri būtent? Internete dėl to pasitikslinsiu komunikacijos vadybininkas. Ten, Taip. kur daug reikalavimų visokių yra, kur ten rusų kalba, anglų kalba, 2 metų darbo patirtis komunikacijos rinkodaros srityje privalumas ir panašiai. Tai aš norėčiau iškelti savo kandidatūrą jums tada, bet norėčiau pamėginti nesiųsdamas gyvenimo aprašymo. Kokios galimybės yra? Turėsit atsiųsti savo gyvenimo aprašymą, kitaip žinokit niekaip. Aha, šitą Tai yra tvarka. Taip. Aha, šitą atsakymą supratau, tvarkoju. Tada pakalbam apie mano perspektyvas ir mano pačio sugebėjimus. Tai sakau, jūs atsiųskit CV, aš peržiūrėsiu viską, ką jūs turit, kaip ką, ir tiesiog per pokalbį pasibendrausim, kai organizuosim darbo pokalbį. Aha. Na, pas mane patirtis yra ganėtinai didelė ir ganėtinai gerai. Tai jūs atsiųskit savo CV, aš pasižiūrėsiu ir tiesiog apspręsim šitą dalyką ir sakau, susitikę pasibendrausim. Aha, o dar tada klausimas, čia darbas yra Vilniuje? Taip, taip. Gal turite dar ką nors pridurti? Kas į CV turėtų įeiti, kad jūs sužavėtų ir kad patraukčiau aš jūsų dėmesio, ne kažkano kito? Nu, tiesiog teisingai, konstruktyviai pateikta informacija, daugiau gali reikėti. Tai vėlgi įeina darbo patirtis faktas, ar būtina rašyti savo mokyklos tam visokius laimėjimus, medalius ir... Nebūtina. Nebūtina, ar ne? Ir ten organizacijas, kuriuose pats esu buvęs? Nebūtina. Nebūtina, ar ne? Tada dar klausimas man labai svarbus, dėl vairuotojo pažymėjimo čia nieko nėra rašoma, tai jisai kaip ir nebūtinas. Taip. Aha. Tada kitas klausimas dėl anglų ir rusų kalbos. Nieko tokio, kad aš pats esu lenkas, kilęs, na, mano seneliai iš mano mamos pusės yra lenkai. Nieko tokio. Čia yra ne bėda. Tvarkoj, ir kitas klausimas, ar rusų kalba ir anglų kalba turi būti perfect, ar gali būti tokia sauso, nu, vidutinė arba gera, tarkim, lygio? Taip, vidutinė gera, nebūtinai, kad jau ten būtų visiškai tobulai kalbantis žmogus. Tiesiog susikalbėtų, galbūt galėtų parašyti kažkokį tai anglų kalbą laišką, kad galėtų susikalbėti ir suprasti. Easy game, kaip aš sakau. Aha, tada viskas kaip ir neblogai. Ir tada darbo pobūdis. Ir net tenais jisai prašytas taip labai, nu, ne konkrečiai ir labai abstrakčiai. Galit vienu sakiniu suformuluoti maždaug tą darbo pobūdį? Viskas realiai, kaip jūs įsivaizduojate vienu sakiniu? Na, ta prasme, kokias pagrindinės pareigas iš esmės būtent tas komunikacijos vadybininkas turi atlikti? Tokių pagrindinių, kaip tai yra vidinė ir išorinė komunikacija, kaip aš jums daugiau ją apibūdinsiu. Aha, vidinė išorinė komunikacija. Taip, tai kažkokie tai galbūt pasiekimai kažkokie spaudai, kažko tai, nežinau, skyriaus vadovo, liepimu, dar kažkas panašaus, galbūt vidinio, pas mus tinklapio kažkokio tai naujienų parašymų, dar kažkas panašaus. Tvarko, ir tada dar vienas iš paskutinių klausimų, aš tada jums atsiųsiu savo gyvenimo aprašymą ir ar aš turiu teisę neberašyti motyvacinio, nes aš, esu motyvuotas. Tikrai man... Galit nerašyti, galit. Aš tada nerašau, prisegu savo CV, ar ne? Taip, ir kad kaip CV ir viskas. Aš esu pats Martynas Slavinskas, kad jūs iš karto žinotumėte, ką atkreipti dėmesį, gerai? Gerai. Ir kuriuo laikotarpiu jūs, su manim kontaktuosit jau? Maždaug gal savaitės bėgė. Super, malonu buvo bendrauti, kuo jūs vardu tiesa? Eglė. Malonu, Eglė, aš Martynas būsiu, tai iki susitikimo, maloniai pabendravom ir tikiuosi ateityje irgi bendrausime. Dar gerai? Dėkui, visai iki. Viso gražios dienos tada. Jums taip pat iki.